O dabar kviečiu mobilumo projektų skyriaus vadovę Donatą pristatyti akreditacijų paraiškų konkursą ir apskritai pakalbėti, kas tai yra akreditacija ir kokia jos nauda. Tai prašau, Donata. Gerai, ačiū Laura labai už pristatymą. Taip, esu Donata Kavoliūnienė, mobilumo projektų skyriaus vadovė. Ir man tikrai labai smagu matyti gausų būrį susidomėjusių akreditacijos konkursų. Taip, dabar aš atsidarysiu savo pranešimą. Taip, matosi, taip? Aha. Dabar gerai matos. Gerai, ačiū, taip, kolegės. Taip, tai mano pranešimas tikrai nėra didelis, bet jisai apima pačią pradžią. Tai yra apskritai bendro ugdymo įstaigų mobilumas, nes aš iš jūsų klausimų, kuriuos uždavėt registracijos metu, supratau, kad yra nemažai organizacijų, kurios yra naujos, galbūt pirmą kartą teiks paraišką akreditacijai, arba galbūt dar nenusprendė, ar apskritai teiks akreditacijai paraišką. Ir gal nelabai ir susipažinę su mobilumo projektų konkursais. Tai keletą tokių įžvalgų bus būtent jiems, ką jiems daryti, kur jiems reikėtų dalyvauti. Taip pat pakalbėsiu apie akreditacijų konkursą, kokia struktūra ir taikomi kriterijai. Mano kolegės vėliau išsamiau pakalbės apie būtent vertinimo kriterijus, į ką reikia atkreipti dėmesį, pildant paraiškas, kokios yra klaidos. Tai aš tikrai jau taip išsamei nekalbėsiu savo pranešime, tačiau taip pat paminėsiu ir konsortiumo koordinatoriaus akreditaciją, kadangi mūsų nuomonė, kad konsortiumo akreditacija yra iš tikrųjų tikrai labai didelės pridėtinės vertės pridedanti tokia akreditacija. Ir labai skatintume daugiau konsorciumo akredituotis. Ir taip pat keletą kitų klausimų, kurie bus svarbus, jeigu jūs gausite akreditaciją. Ir dažniausiai šitie klausimai būna užduodami panašaus renginio metu. Taigi, jeigu jūs esate nauji ir galbūt mažiau susipažinę su mobilumo projektais, tai matote, kad visgi programa jau yra įpusėjusi. Šis etapas prasidėjęs 2021 metais, tęsiasi 2027 metų, jau 4 metai yra praėję ir pakankamai nemažai visko įvyko per šios 4 metus. Tai yra bendro ugdymo organizacijoms Lietuvoje išdalinta daugiau negu 16 milijonų eurų mobilumo veikloms. Jau yra įvykę 5602 mobilumai, galbūt netgi dar daugiau, nes čia prieš porą dienų šitas skaidres rengiau, tai buvo šitiek įvykusių mobilumų, tačiau jų finansuota yra dar daugiau, tai jie vis vyksta, atsiranda statistikoje nuolat nauji mobilumai. Ir finansavimą nuo 2021 metų yra gavusios 356 bendro ugdymo įstaigos, tai yra mokyklos, darželiai, savivaldybių centrai. Tai tikrai nemažas būrys labai aktyvių organizacijų, kurios nori vykdyti mobilumo veiklas. Ir kas toliau? Toliau, jeigu kalbant apskritai apie bendro ugdymo mobilumą, labai norėčiau paminėti tą pokytį, kuris įvyko naujoje programoje. Ir kartais bendro ugdymo įstaigoms, kurios anksčiau dalyvavo programoje, pavyzdžiui, 2014-2020 metų etape, kartais nelabai aiškus šis pokytis. Tai jeigu matote, skaidrėje pavaizduota, tai kas buvo ankstesniame etape ir kas yra dabar. Tai šiame etape ypatingai yra akcentuojamas mobilumo veiklos, tai yra mobilumo projektai. Jeigu anksčiau mobilumo projektai apėmė tik tai mokytojų, tai yra darbuotojų mobilumą, taip pat buvo tokie projektai kaip organizacijų bendradarbiavimas, kuriuo metu buvo kuriami intelektiniai produktai. Taip pat pati aktyviausia veikla, kur dalyvavo mokyklos ir darželiai, buvo mokyklų mainų projektai, tie vadinami 229 projektai, kur mokytojai ir mokiniai vyko į mobilumus, į kitas organizacijas užsienį, turėjo tos nuolatinius partnerius ir panašiai. Šitos veiklos nuo 2021 metų nebėra. Ir visa, kas yra susijęs su mobilumais, yra, kaip pasakyti, perkelta į mobilumo projektus. Tiek darbuotojų mobilumas, tiek mokinių mobilumas. Ir tokių 229 tikrai pamirškite tą visą struktūrą ir veiksmą, tokių projektų nebėra. Tai dėl to mes šiandien ypatingai daug šnekame apie mobilumo projektus. Tikrai
ir Europos komisija tam skiria daug dėmesio ir skiria tikrai pakankamai nemažą biudžetą. Kaip matėte, nuo 21 metų 16 milijonų vien mobilumo veiklom jau yra išdalinta bendrojo ugdymo įstaigom. Taip, ir kalbant apie patį mobilumą, tikrai svarbu paminėti, nes toks ir klausimas buvo registracijos metu, tai kokiosgi veiklos galimos, ar galimos veiklos tik mokytojams, darbuotojams, ar galima ir mokiniams. Tai tas veiklas aš dar norėčiau pakartoti. Ir jos čia yra išvardintos, kaip pasakyti, nuo populiariausių iki mažiausiai populiarių, taip sakykime. Tikrai bendro ugdymo srityje pačios populiariausios veiklos yra kursai ir mokymas. Vėliau tikrai populiarėjanti veikla, kur vis daugiau ir daugiau atsiranda, yra darbo stebėjimas, kuomet vykstama stebėti kitose organizacijose dirbančių specialistų, mokytojų ir iš jų mokytis. Mokymas, kai vykstama mokyti kitoje mokykloje, pavyzdžiui. Taip pat kviestiniai ekspertai, kai galima pasikviesti užsienio ekspertą čia, pas mus į Lietuvą, kad jisai vestų pamokas. Ir taip pat būsimų mokytojų ir pedagogų priėmimas. Tai yra tų, kurie dar tik mokosi, galbūt jie atliktų praktiką jūsų mokykloje. Yra keletą, gal dabar pasakysiu porą beros tokių mobilumo, kur buvo priimti būsimi mokytojai mokyklose. Tai tokios yra veiklos darbuotojams, mokyklų, darželių darbuotojams, mokytojams. Tačiau yra netgi 3 veiklos galimos mokiniams. Tai yra grupinis mobilumas, grupinis mokinių mobilumas, labai pati populiariausia ir dažniausiai pasirenkama veikla. Taip pat trumpalaikis idėjos kliaustuose individualus mokymosi mobilumas, kadangi šiuo atveju jau kreipiamas dėmesys į kiekvieno atskiro dalyvio individualią programą. Tai toks mobilumas vėlgi yra galimas ir jisai nėra labai dažnas, tačiau tikrai mes tokių turime. Ir labai skatiname pagalvoti apie ilgalaikį tą individualų mokymosi mobilumą mokiniams, kuomet galima išvykti jau ilgesniam laikui mokytis į kitos šalies mokyklą. Ir tokių mobilumų randasi kiekvienais metais vis daugiau ir daugiau. Ir norėčiau pasidžiaugti, jei galbūt matėte, Delfyje šią savaitę išėjo kaip tik netgi 3 filmukai, kurie yra skirti būtent ilgalaikiam mokinių mobilumui. Mokiniai, tėvai ir mokytojai pasakoja apie tokių mobilumų patirtį, naudą. Tai pasižiūrėkite būtinai, galbūt jūs įkvėps irgi organizuoti ilgalaikį mokinių mobilumą. Tai tiek tos veiklos, ką aš išvardinau mokytojams, darbuotojams, tiek mokiniams, yra galimos tiek akredituotose, tiek neakredituotose projektuose. Tai kas toliau? Kalbant apie mobilumo projektus, būtina kalbėti apie prioritetus. Nes ne tik tai šiaip mobilumo projektai, bet ir akredituoti projektai privalo atitikti Erasmus prioritetus, kurie yra 4. Tai yra įtrauktis ir įvairovė, kuomet teigiama, kad projektas turi užtikrinti lygias galimybės ir prieinamumą įvairiems žmonėms, tai yra nepaisant jų socialinių galimybių, sveikatos, sakykime, kažkokių tai iššūkių ir panašiai, tai yra, kad įtrauktų absoliučiai visus. Taip pat skaitmeninė transformacija, tai yra remti žmogų orientuotą skaitmeninį transformaciją ir visus sprendimus susijusius su skaitmeninimu, kova su klimato kaita ir aplinkos pokyčiais. Taipogi siekiama, kad iki 2050 metų Europai sėkmingai taptų neutralus poveikio klimatai žemynų ir Erasmus programa tikrai skiria papildomą finansavimą, pavyzdžiui, kelionėms, mobilumui, tvariomis transporto priemonėmis. Kitas paskutinis labai svarbus prioritetas yra dalyvavimas demokratinėme gyvenime, bendros vertybės ir pilietinis aktyvumas. Vėlgi skatinama, kad per projektus tiek mokytojai, darbuotojai, tiek ypač mokiniai įsitrauktų į pilietinį aktyvumą, aktyviau dalyvautų demokratinėme gyvenime, stiprėtų jų suvokimas apie europinės vertybės
ir panašiai. Tai mes rekomenduojame plačiau susipažinti apie šių prioritetų taikymą projektuose ir matote nuorodą į įrašą. Kolegė Rasa iš tikrųjų labai rimtai ruošiasi pristatyti šios prioritetus ir mes turime seminaro įrašą, kur yra išsamei paaiškinta, kaip konkrečiai galima projektais atliepti visus šitos 4 prioritetus. Tai manau, kad jums tikrai bus naudinga paklausyti, rengiant akreditacijų paraišką. Taip, tai mes kalbame labai trumpai apie tai, kas yra mobilumo projektas ir kokios veiklos galimos, tačiau dabar pakalbėkime apie tai, kaip dalyvauti mobilumo veiklose. Tai aišku, galime dalyvauti turint akreditaciją ir apie šiandien mes kaip tik ir kalbam, visas renginys mūsų skirtas, kaip tą akreditaciją gauti. Tai akreditacija gali būti individuali arba konsorciumo akreditacija, tai aš vėliau jau apie tai pakalbėsiu. Tačiau nebūtina turėti akreditacijos, kad dalyvauti mobilumo projektuose. Galima vėliau, tai yra čia, kai bus kvietimas lėšoms gauti, tai tas kvietimas bus 2025 m. vasario mėnesį. Tai tada bus galima teikti paraišką trumpalaikiams mobilumo ir darbuotojų projektams be akreditacijos. Numeris tos paraiškos yra K122. Tačiau reikia žinoti ir nepamiršti tokią taisyklę, kad organizacija gali gauti tik 3 dotacijas trumpalaikiam mobilumo projektui per 5 metus. Ir jau yra tikrai, negaliu pasakyti, kad labai daug, bet yra netgi keletą organizacijų, kurios turi pasiekusios tą 3 dotacijų limitą ir dėja jos arba turi gauti akreditaciją, arba turėtų praleisti porą metų, kad vėl galėtų dalyvauti mobilumo projektų konkursuose. Tai toks yra reikalavimas siekiant, kad kuo daugiau organizacijų galėtų dalyvauti mobilumo veiklose. Taip pat galima dalyvauti ir neteikiant paraiškos, pavyzdžiui, prisijungti prie akredituoto mobilumo konsorciumo. Ir aš vėliau parodysiu, kiek tokių organizacijų, kurios neturi akreditacijos, jau yra prisijungusios prie tokių konsorciumų. Arba, aišku, tapti priimančiuoju partneriu ir dalyvauti programoje, priimant užsienio organizacijų mokinius, mokytojus, darbuotojus. Tai taipogi atneša nemažą patirtį ir naudą organizacijai. Taip, tačiau šiandieną, kaip ir sakiau, kalbėsime apie tai, kaip gauti akreditaciją, kad vėliau būtų galima teikti supaprastintą paraišką dotacijai. Taigi, kas yra akreditacija? Akreditacija yra štai toks pažymėjimas, čia pavyzdys. Ir šis pažymėjimas, jeigu jis yra suteikiamas organizacijai, jisai įrodo 2 dalykus. Tai pirma, kad organizacija arba konsorciumas tikrai geba įgyvendinti aukštos kokybės mobilumo projektus, supranta, kas yra Erasmus kokybės standartai ir geba jais vadovautis. Tai iš tikrųjų tikimasi, kad organizacijos nebus naujokės, aišku, gali naujos organizacijos teikti paraišką, jeigu turi patirties iš principo projekto koordinavime, įgyvendiname, bet vėlgi tikimasi, kad tai turėtų būti galbūt organizacijos patyrusios mobilumo projektuose ir galinčios įrodyti, kad tikrai gebės įgyvendinti aukštos kokybės mobilumo projektus. Antras svarbus dalykas, tai organizacija turi būti parengusi ilgalaikį organizacijos plėtros pasitelkiant mobilumus viziją, tą vadinamąjį Erasmus planą. Tai reiškia, kad projektai, mobilumo projektai ir mobilumo veiklos nėra organizuojamos tokios kaip vienkartinės veiklos. Jos organizuojamos yra ir planuojamos tam, kad turėtų poveikį organizacijos plėtrai, pokyčiui, būtų priemonė pasiekti organizacijoje kažkokius, nežinau, ženklius pasikeitimus tiek darbuotojams, tiek mokiniams. Tai tas Erasmus planas yra apie tai, kaip keisis jūsų organizacija įgyvendinant mobilumo projektus. Kodėl reikėtų rinktis organizaciją? Žinoma, pirmiausia, tikriausiai visiems
patraukliausia atrodo tai, kad yra užtikrinamas stabilus finansavimas. Kiekviena organizacija, kuri gavo akreditaciją, jai nebereikia dalyvauti konkurse vėliau iš esmės. Tai yra, jeigu jau yra gauta akreditacija, organizacija turi pateikti supaprastintą paraišką mobilumams ir bet kokiu atveju, ar mes turime didesnį biudžetą, ar kažkiek mažesnį, lėšų bus skirta. Daugiau, mažiau, bet jų tikrai bus skirta. Ir tai užtikrina, kad organizacija kiekvienais metais galės daugiau ar mažiau mokytojų, darbuotojų ar mokinių išleisti į mobilumą. Kitas svarbus dalykas yra galimybė augti ir tyrinėti, išbandyti įvairiausias veiklas, nepildant tos konkursinės paraiškos be streso, tai galima vienais metais fokusuotis labiau galbūt į mokinių mobilumą, kitais metais galbūt į mokytojų, darbuotojų mobilumą. Taip, tai tas veiklas, kurios leidžia jūsų organizacijai augti. Taip pat labai svarbus momentas yra tai, kad akreditacija priverčia organizacijas apsibrėžti savo ilgalaikius tikslus ir ką tais mobilumais, kuriuos planuojate gyveninti, pasieksite savo organizacijų. Kokį pokytį jūs norite pasiekti, planuodami mobilumo veiklas. Tai yra labai svarbu, jeigu jūs vis dėlto norite turėti mobilumą kaip įrankį pokyčiam, tai labai svarbu yra susikurti tą savo planą, savo strategiją, kad žinotumėt, kur jūs einate ir ko norite pasiekti. Ir paskutinis svarbus dalykas yra, aišku, investicija į ateitį, nes jau minėjau, tas stabilus finansavimas leidžia užtikrinti, kad, pavyzdžiui, jūsų organizacijoje, mokykloje, darželėje bus galima kiekvienais metais skirti lėšų, pavyzdžiui, mokytojų kvalifikacijos kėlimui užsienyje, nes akreditacija tai užtikrina. Kiek mes turime akreditacijų dabar? Tai yra šiuo metu 116 akreditacijų skirtų per 4 metus, tai yra pakankamai nemažai ir jau jaučiame įtampą biudžete, tai yra mums biudžeto tikrai nepakanka viso poreikio patenkinti. Tai yra tas organizacijų poreikis, kiek galėtų suorganizuoti mobilumą yra ženkliai didesnis negu turim biudžetą. Tačiau, kaip minėjau, akreditacijos gavimas užtikrina, kad bet kokiu atveju didesnį ar mažesnį biudžetą jūs gausite. Ir 2004 metų konkurse yra planuojamas limituotas, ribotas akreditacijų skaičius, tai yra tik 25 akreditacijos arba ne 25 akreditacijos, dėl to, kad tikrai turime užtikrinti akredituotų organizacijų finansavimą. Deja, skiriamas biudžetas jau užtikrina tik tai 60% galimų lėšų, tai šiuo atveju dėl to šiek tiek yra taikomas apribojimas, kuris, tarp kitko, jau yra ir Europos komisijos reikalavimas. Tai Europos komisija pati reikalauja agentūrų riboti galinčių gauti akreditaciją skaičių. Tačiau Lietuvoje šis skaičius yra pakankamai didelis, galiu kaip patirtį pasakyti, kad yra šalių, kur suteikiama viena akreditacija per metus. Jau suteikiama tik viena ar ten 2 akreditacijos per metus. Tai manau, kad Lietuvoje šis skaičius yra tikrai pakankamai nemažas. Taigi, kas yra tos tinkamos organizacijos teikti paraišką akreditacijai arba dalyvauti konsorciume? Tai kaip mato, tipai yra 2. Tai yra mokyklos, kurios teikia ugdymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Taip pat gali būti profesinio mokymo įstaigos. Čia buvo klausimas registracijos metu, ar gali. Gali, tačiau tom veiklom, kurios niekaip nėra susijusios su profesiniu mokymu. Tai yra teikiančios pagrindinį ugdymą pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas be profesinio mokymo programų. Nes profesinės mokyklos tikrai aktyviai dalyvauja profesinio mokymo akreditacijoje ir mobilumo projektuose ir savo poreikius gali tenkinti per šią programą. Ir taip pat miesto rajonų savivaldybių švietimo padaliniai, kurie iš tikrųjų pakankamai aktyviai ir gerai tampa konsorciumo koordinatoriais ir tokiu atveju gali apjungti savo rajono ar miesto mokyklas ir darželius į bendrą tokį didesnį konsorciumą ir kartu planuoti ir dalyvauti mobilumo veiklose.
Taigi, kokie tie paraiškų tipai? Tai paraiška gali būti individuali, tai yra jūs rengiate paraišką savo, akreditacijos paraišką savo, savo organizacijai, savo mokyklai, darželiui, arba, kaip jau kelis kart minėjau, konsorciumo koordinatoriaus paraiška, kuomet akredituojasi konsorciumo koordinatorius ir vėliau apjungia organizacijas į tą konsorciumą. Negalima teikti paraiškos abiem akreditacijos rūšim. Tai ir organizacija turi pasirinkti arba individuali paraiška, arba konsorciumo koordinatorius. Ir organizacija gali teikti po vieną paraišką kiekvienoje iš 3 švietimo sričių - bendrajam ugdymui, profesiniam mokymui ar suaugusių švietimui, jeigu tinka, jeigu organizacija jūsų vykdo veikla šitose srityse. Tai šiuo metu turime gal keletą profesinių mokyklų, kurios atitinka kelias švietimo sritis, bet tai tikrai nėra labai dažna situacija. Taigi, kadangi pakankamai aišku, kas yra individuali paraiška, individualios organizacijos paraiška, galbūt daugiau pašnekėsiu, kas yra konsorciumo koordinatoriaus akreditacija. Tai yra, kas yra konsorciumas, tai tos pačios šalies organizacijų vykdančių mobilumo veiklą pagal bendrą Erasmus planą grupę. Nėra apribojimų, kiek organizacijų gali dalyvauti konsorciume. Svarbiausia, kad juos vienytų, sakykime, bendras poreikis, bendra mobilumo veikla. Kaip ir minėjau, akreditacija suteikiama tik tai konsorciumo koordinatoriui, nariams tikrai nereikia akredituotis. Ir sąrašas tikrai nėra būtinas tikslus. Pavyzdžiui, kad jūs iš karto numatysit, kad konsorciume dalyvaus 5 ar 10 konsorciumo narių ir jie bus nuolatiniai. Tai tikrai taip nėra reikalaujama. Konsorciumo narių skaičius gali keistis kiekvienais metais, kai jūs jau teiksite paraišką lėšoms, sakykime, dotacijai. Tai čia vasario mėnesį. Kai teiksite paraišką dotacijai, jeigu gausite akreditaciją, tai tuomet jau galėsite tą konsorciumo narių sąrašą pakeisti, sakykime, padaryti tokį, koks jums reikalingas konkrečių metų konkurse. Ir kas gali būti konsorciumo nariais, tai gali būti tos pačios tinkamos organizacijos, kurios minėjau prieš tai tinkamos pateikti paraišką akreditacijai. Tai bendro ugdymo srityje, jeigu prisimena, tai buvo pradinio, pagrindinio bendro ugdymo programą suteikiančios organizacijos ir profesinės mokyklos, kurios vykdo veiklą ne pagal profesinio mokymo programas. Taip, kodėl konsorciumas yra gerai? Dėl to, kad, aišku, pirmiausia, mažiau patirties turinčios organizacijos gali įsijungti, joms nereikia pačioms rašyti paraiškų, joms yra tikrai labai didelė pagalba ir galimybė konsorciumo metu, kuomet jį valdo patyręs žmogus, patyrusi organizacija, išvykti į mobilumus, kelti savo kvalifikaciją, savo patirtį kitose šalise. Lengviau dalyvauti programoje, lengviau tikėtis didesnio poveikio, pavyzdžiui, tam tikroj srity, atliepti prioritetinės teminės sritis, jeigu, pavyzdžiui, norim apjungti keletą mokyklų, kad jos kartu įgytų patirties, sakykime, vienoje ar kitoje temoje, tai iš tikrųjų taip dirbti konsorciume kartu yra lengviau. Ir konsorciumo koordinatorius, žinoma, prisiema lyderio vaidmenį ir prižiūri visą konsorciumą ir vėliau už jį atsiskaito švietimo mainų paramos fondui. Tai kiek mes turime šiuo metu konsorciumų, kaip prieš tai sakiau, yra 116 akreditacijų, iš kurių yra 8 konsorciumai. 5 jų yra valdomi savivaldybės administracijų ir 3 lopšelių darželių. Neturime ne vieno konsorciumo, kur koordinatorius būtų mokykla, bendro ugdymo, sakykime, gimnazija ar progimnazija. Tačiau būtent savivaldybės administracijų konsorciumuose jau dalyvavo plus 57 organizacijos, kurių, kaip matote, tikrai yra ir darželių, ir progimnazijų, ir gimnazijų, pagrindinių mokyklų, daugiafunkcių centrų. Tai tikrai nemažas skaičius, daugiau organizacijų, negu kad yra suteikta akreditacijų. Dėl ko mes tikrai labai skatinam pagalvoti apie konsorciumų akreditavimą. Taip,
Toliau apie konkursą tokie bendri dalykai labai tikrai kilo klausimų jau ir registracijos metu, tai yra akreditacijos galiojimas. E, Akreditacija galios iki šio etapo pabaigos, šio programos etapo pabaigos. Tai etapas baigėsi 2027 metais. Tai akreditacija ir galios 3 metus - 25, 6 ir 7 metais. Mes dar nežinome, kas bus naujoje programoje, bet nuo 28 metų. Neturime šitokios informacijos. Žinome tik tiek, kad komisija tikrai labai svarsto šiuo metu, ką daryti su akreditacijom, ar jas pratęs, ar reikės iš naujo akredituotis, tai šios informacijos mes neturime. Dėl to planuojame, kad akreditacija galios tik tai iki etapo pabaigos, iki 2027 metų. Tačiau paraiškoje matysite, kad Erasmus planas gali būti pateikiamas 2, 3, 4 arba 5 metam, tai yra nuo 2 iki 5 metų. Tai čia kyla klausimas, ką daryti. Tai mes iš tikrųjų rekomenduojame teikti akreditacijos Erasmus planą ne mažiau kaip 3 metam, tai bent iki programos pabaigos. Neteikite iki 2 metų Erasmus plano, kadangi tikrai bus darbo, jį reikės atnaujinti 1 metam. Tai tikrai bus labai sudėtinga tuomet programos pabaigoje. Tai teikite taip, kad jūsų Erasmus planas galiotų ne mažiau kaip 3 metus, o galbūt netgi ir ilgesnį laikotarpį. Jeigu jums tinka, tai galbūt netgi 4 ar 5 metus, tam, kad galbūt galima būtų kaip nors lengviau pereiti į naują etapą, jeigu tokia galimybė bus pasiūlyta. Kaip sakiau, dar nelabai yra aišku. Ir aišku, Erasmus planas, jeigu jisai baigėsi, tai, pavyzdžiui, tos organizacijos, kurios gavo akreditaciją nuo pat etapo pradžios, tai kaip tik jos šiuo metu yra tame etape, kai atnaujina savo Erasmus planą. Vėlgi buvo klausimas registracijos metu, ar tą planą bus galima atnaujinti, tai tikrai taip. Pasibaigus Erasmus planą arba įvykus dideliems, pavyzdžiui, organizacijų pokyčiams, jeigu organizacija labai nori atnaujinti savo Erasmus planą, tai tą irgi galime padaryti, net jeigu jis dar nėra pasibaigęs. Ir akreditacija, žinoma, gali būti panaikinta, jeigu organizacijos nebelieka arba jeigu, pavyzdžiui, organizacija tikrai labai prastai įgyvendina mobilumo veiklas, nepanaudoja daug lėšų. Mes matome, kad yra nekokybiškai organizuojamos veiklos arba labai prasti dalyvių atsiliepimai. Tai gali būti tokia akreditacija panaikinta, tačiau iki šiol tokių dalykų nebuvo ir labai tikimės, kad ateityje irgi nebus. Taip, tai dabar kalbant jau apie pačią dotaciją, kaip gauti dotaciją, nes iki šiol kalbėjau tik tai, kaip gauti akreditaciją, kaip gauti tą pažymėjimą. Tačiau tikrai neturintiems daug patirties apie tai, kas toliau yra su akreditacija, kyla klausimas, o iš kurgi tos lėšos? Tai vasario mėnesį, lygiai tuo pačiu metu, kaip pateikia paraiškas, trumpalaikiai mobilumo projektai, tuo pačiu metu paraišką reikės pateikti ir dėl jūsų akredituoto mobilumo projekto lėšų. Ir kaip minėjau prieš tai, kadangi visi akredituoti gauna daugiau ar mažiau, didesnę ar mažesnę dotaciją, tai veiksmas vyksta taip, sakykime, labai paprastai. Tai yra nacionalinė agentūra paskaičiuoja pagal metodiką, kiek jums reikia skirti lėšų pagal planuojamą mobilumo kiekį ir ta dotacija yra skiriama tokio atskiro kokybės vertinimo, sakykime, kažkur rezervinių projektų ar nekokybiškų projektų jau nėra. Tiesiog yra skiriama dotacija ir viskas. Tuo tarpu trumpalaikiai mobilumo projektai, tie, kurie be akreditacijos, pereina visą konkurso etapą, tai yra vertinama jų paraiškų kokybė, yra skiriama dotacija arba jie patenka į rezervinius projektus arba atmetami projektai, jeigu jie yra nekokybiški. Tai tokia yra eiga. Akredituoti projektai, jie taip vadinami K121 projektai, tai yra toks jų paraiškos numeris.
Jų visų projekto pradžia ir pabaiga yra ta pati. Tai yra visi akredituoti mobilumo projektai, jau kai gausite dotaciją, prasideda nuo birželio 1 dienos ir jie visi yra vienos trukmės, tai yra 15 mėnesių. Ir 12 mėnesių metu, suėjus 12 mėnesių yra toks tarpinis pasitikrinimas, kaip ir tokios tarpinės didelės ataskaitos. Ir visus projektus, jeigu matoma, kad nespėjama įgyvendinti dotacijos per 15 mėnesių, galima pratesti iki 24 mėnesių. Visi projektai akredituoti, administruojami lygiai taip pat vienodai. Tai va, tai tiek trumpai apie tai, koks yra akreditacijų konkursas, koks yra kokie yra mobilumo projektai ir kaip labai trumpai, kaip yra toliau valdomi akredituoti mobilumo projektai. Tai apie juos, aišku, mes kalbėsime vasario mėnesį, kai jūs gausite akreditaciją ir kai reikės užpildyti paraišką dotacijai, tai bus dar vienas seminaras ir išsameu paaiškinsime vėlgi, kaip administruoti tą akredituotą projektą. Tačiau šiuo metu labiau koncentruokime į tai, kaip gauti akreditaciją, kad galima būtų vėliau kalbėti apie lėšas. Tai esame parengę labai nemažai naudingos informacijos. Visa šita informacija yra sudėta mūsų tinklapyje, jūs jau nuo pat konkurso paskelbimo ją galėjote atrasti, tačiau vėlgi mano skaidrėse yra aktyvios nuorodos ir kaip matote, galite ir pačią akreditacijos paraišką paskaityti lietuvių kalba, jūs matot, kad ne yra anglų kalba, bet lietuvių kalba galite atsisiųsti vertimą. Dažniausiai užduodami klausimai, kur tikrai yra išsamei atsakyta į be galo daug klausimų, kurie kilo pildantiems akreditacijų paraišką nuo pat 20 metų, tai mes nuolat atnaujinam šitos dukus, pildome jos naujais klausimais, tai jūs galite ten atrasti labai labai daug atsakymų. Ir Erasmus mobilumo kokybės standartai, ir kursų kokybės standartai, tinkamų institucijų sąrašai, brošiūros ir netgi video seminaras, kaip parengti Erasmus planą. Tai pasižiūrėkit, galbūt jums tikrai bus atsakyta šitose pagalbinėse priemonėse ir labai daug klausimų. Tai va, ir dar norėčiau priminti, jeigu nepastebėjote, kad yra planuojamas paskutinės minutės klausimų atsakymų sesija rugsėjo 26 dieną, 14 valandą. Šita informacija yra paskelbta vėlgi mūsų Erasmus Plus interneto svetainėje prie konkurso, tai galite užsiregistruoti, kad ir dabar. Taipogi mano skaidrėse yra aktyvi nuoroda į registraciją, tai galite tada ir per mano pranešimą, kai gausite, užsiregistruoti. Tai va, tai tiek trumpai. Nežinau, ar turite kokių klausimų? Ačiū, Donata, tau labai už įdomų ir naudingą pranešimą. Tai turim kiek čia 9 minutės iki kito pranešimo. Galima, jeigu yra kažkokių klausimų, galite juos užduoti. Kelkite rankytę. Atsiprašau, aš norėčiau paklausti jūsų. Taip. Jeigu mokykla dalyvauja mažajame projekte K2, ar mes galime dar pretenduoti į K1 projektą? Tikrai nekonkuruoja šie projektai tarpusavyje, tikrai jūs, jeigu dalyvaujate K2 mažos apimties, berods vadinasi, ten projektai, tai jūs tikrai drąsiai galite planuoti mobilumo veiklas. Dabar žiūrėkite, o tikimybė laimėti konkursą parašius išsamei ataskaitą yra galimybių, nes tik 25 vietos, o mokyklų daug. 25 vietos akreditacijai gauti, bet jeigu jūs negaunate akreditacijos ir jeigu jūs neturite dar tų 3 dotacijų, nesate gavę 3 dotacijų mobilumo projektams, jūs drąsiai galite teikti tą trumpalaikį mobilumo projektą ir dalyvauti mobilumo veiklose. Šita akreditacijos negavimas niekiek neapriboja jūsų galimybės dalyvauti mobilumo veiklose. Jūs tiesiog pasirenkate kito tipo paraišką ir viskas. Aišku. Reiškia, mes neturime laukti 3 metų, turint mažai projektėlį Erasmus. Jeigu jūs kalbate apie K2, jūs pamirškite šitą, ta prasme, čia yra visiškai atskiros veiklos. K2 yra K2, čia yra K1.
Ir Vienas. jie, sakau, tarpusavyje niekiek nekonkuruoja ir vienas kito nei apriboja, nežinau, nėra jokių sąlygų, kad jūs dalyvaujat viename, negalit kitame. Čia yra tik apie K1 projektą. Jeigu jūs turit K2, jisai neįsiskaičiuoja į tą 3 mobilumo projektų skaičių. Ačiū. O pateikus tą paraišką, pateikus paraišką, ji egzistuos iki 2027 metų, taip? Čia jūs kalbate apie akreditacijų paraišką, taip? Taip. Tai jeigu jūs pateiksite paraišką akredituotis, taip sakykime, akredituotis ir gausite organizacijos akreditaciją, akreditacija galios iki 2027 metų, tai yra 3 metus, nes baigsis vėliau šis etapas. Ir jūs galėsite 3 metus iš eilės, tai yra 25, 26 ir 27, be konkurso papildomo, prašyti lėšų dotacijos, vasario mėnesį, kaip sakiau. Tai 3 metus turėsite galimybės prašyti. Bet jeigu jūs iki šiol nesate turėję mobilumo projektų ir jeigu jūs akreditacijos negausite, tai jūs bet kokiu atveju vasario mėnesį galėsite prašyti lėšų rašydami trumpalaikio mobilumo projekto paraišką. Aišku, ačiū. O dar klausimas yra toks, tarkime, o mes galime kreiptis čia kaip ir būdami mokykloje, kaip ir ugdymo srity ir suaugusių žmonių, taip? Mokykla, bendrojo ugdymo, jūs bendrojo ugdymo mokyklą taip vaujate. Dabar, žiūrėkit, suaugusių švietimas, tai nėra, kaip pasakyti dabar, mokyklos mokytojai ir darbuotojai, tai nėra suaugusių švietimo dalyviai. Jie yra bendrojo ugdymo dalyviai, nes jų pagrindinė veikla yra bendrasis ugdymas. Suaugusiųjų švietimas yra tie, kurie užsiema bendrosiom kompetencijom tiesiog suaugusių. Tai yra 3 amžiaus universitetai, nedirba su seniorais, muziejai. Tas klausimas jau atsakytas. Dar vieną klausimą noriu jūsų paklausti. Dabar, jeigu mes paraiškai akredituoti teikiam lietuvių kalbą, tai yra gerai, ar būtinai versti į anglų po to? Ne. Visos paraiškos teikiamos mobilumo projektams lietuvių kalba. Lietuvių. O dar sakykit lietuviškai, taip. O kur šitą yra agentūra, nacionalinė agentūra, jinai Vilniuje yra? Taip, Vilniuje, mes Vilniuje. Rožio alėja 2. Aišku, tai mes galime lietuviškai rašyti, ar ne? Žinoma, visos mobilumo paraiškos teikiamos lietuvių kalba. Ir akreditacijos, ir mobilumo paraiškos lietuvių kalba. O čia, kur nurodėte, mes turime vertimą padaryti iš Europe į jų raidelių šitų akreditacijai gauti. Ne, vertimą. Viskas anglų kalboje? Vertimo daryti nereikia. Tiesiog pati paraiškos forma yra anglų kalba, bet jūs į paraišką anglų kalba pildote lietuviškai. Mes lietuviškai. Ir jeigu jums tie klausimai yra neaiškus, mes esame padarę tos paraiškos vertimą Word'e. Jūs tiesiog Word'ą tą, sakykime, PDF-ą beros ten, nežinau. Atsisiųskite ir jūs galėsite matyti tą lietuvišką vertimą. Jums patiems versti nieko nereikia. Jūs tiesiog lietuvių kalbą pildykite į anglišką formą. Ačiū Jums labai už visą išsamumą. Dėkui. Prašom, matau klausimą. Ačiū Jums. Egidija, prašome. Labadiena, Rėka Gimnazija. Norime pasiteirauti dėl konsorciumo kūrimo. Kadangi nesame savivaldybės mokykla, esame valstybinė mokykla, noriu pasiteirauti dėl konsorciumo kūrimo. Ar galime kurti konsorciumą ir su savivaldybės mokyklomis, ar tik tai su valstybinėmis mokyklomis? Ačiū. Nėra jokių, žinokit, apribojimų, kokios mokyklos, darželiai, ar svarbiausia, kad atitiktų tą sritį, kad teiktų, kaip ten sakiau, iki mokyklinį, prieš mokyklinį, bendrąjį ūkdymą, tai bet kad atitiktų šitą, o daugiau, žinokit, nėra jokių reikalavimų ar apribojimų. Ačiū. Dar Gintaras galite užduoti klausimą. Sveiki, aš turiu tokį klausimą. Įrašo pradžioje mačiau, kad rodėte akreditacijos paraiškos formą K121. Man kažkodėl leidžia pildyti 120. Ar tai yra ta pati? Aš paaiškinsiu. Taip, viskas, šito tai visi numeriukai priklauso mums, sakykime. Tai 120 yra akreditacijos paraiška, ką jūs pildote dabar, taip? Tai yra
Tai yra tam pažymėjimui gauti, kur aš rodžiau. 120. Vėliau jau jūs, kai gausite akreditaciją, jūs turėsite pateikti paraišką pinigams, dotacijai. Tai 121 yra paraiška akredituotai dotacijai. Supratau, ačiū. Taip ir, Taip. kai buvo pranešimas, taip ir supratau, tiesiog pasitikslit norėjau. Taip, tai va 121 dar tik yra ateitis. Šiuo metu jūs turite pildyti 120. Ir jūs jau tik tai, kai gausite akreditaciją, mes jau tada kalbėsim apie tą sekantį etapą ir sekančios paraiškos pildymą. Tai gal pereinam prie kito. Ačiū, Donata. Prie kito pranešimo. Mano kolegė Reda pristatys pačią akreditacijos paraiškos formą, papasakos, kaip ją pildyti ir pateikti. Prašom, Reda. Ačiū, Laura. Labą dieną. Taip, esu Reda ir šiandien pristatysiu akreditacijos paraiškos formą. Kaip tik apie ją baigėme kalbėti, tai dabar taip labai gerai gausis pratęsti. Tai paraiškos kodas yra K120SCH. Tai būtent šitą paraiškos formą jums reikia užpildyti ir pateikti. Tai iš tiesų, kaip Donata minėjo, tai programa jau įpusėjo ir tikėtina, kad daugelis jau gal ir žinote, kur surasti paraišką, kaip ją atsidaryti, bet vis tik tai manome, kad yra tarp šios dienos seminaro dalyvių ir naujokų, tai tikrai priminsime, kur rasti paraiškos formą, trumpai aptarsiu pagrindinės gal tokius techninius paraiškos niuansus, kuriuos galbūt verta žinoti. Ir tuomet pakalbėsiu apie paraiškos jau turinio pildymą, tai yra aptarsiu kiekvieną paraiškos dalį ir ką tenai reikėtų, kokią tenai informaciją reikėtų pateikti, bei svarbiausius tokius dalykus, kuriuos vertėtų žinoti. Taigi prieš pradedant dar pildyti paraišką jau kalbėjo ir Donata, pirmiausia, jums reikėtų įsitikinti, kad jūsų atstovaujama organizacija, jinai priklauso bendrojo ugdymo sektoriui ir gali teikti paraišką akredituotis bendrajame ugdyme. Taip pat žinoma visus, ypač dar tik dabar ketinančius prisijungti prie programos Erasmus+, mes labai kviečiame pirmiausia tai susipažinti su programos Erasmus+ vadovu ir nereikėtų, gal nėra būtina visą vadovą skaityti, jis yra gana ilgas, 300 kažkeli puslapiai, bet tiesiog turinio dalyje galite pasižiūrėti tai, kas jums yra aktualiausia, šiuo atveju tai be abejo Erasmus akreditacija. Ir žinoma, mes kviečiame jūs įsitikinti, kad jūsų atstovaujama organizacija yra pasirengusi įgyvendindama mobilumo projektus laikytis Erasmus kokybės standartų. Taip, o dabar šiek tiek trumpai apie tai, kur rasti paraišką, kaip ją pildyti ir pateikti. Tai paraiškos elektroninę formą jūs rasite Europos komisijos Erasmus+ ir Europos solidarumo korpuso interneto svetainėje. Ir kad galėtumėte ją pradėti pildyti, jums reikės būtinai susikurti EU login paskyrą, prisijungti prie sistemos ir tuomet susirasti K120SCH paraišką. Paraiškos pildymui bus reikalingas interneto ryšys. Na ir jau aptarėme vieną klausimą dėl paraiškos pildymo, tai pati paraiška, kaip jau minėjo Donata, jinai yra anglų kalba, tekstas joje yra anglų kalba, klausimai pateikiami anglų kalba, tačiau jūs ją galite pildyti lietuvių kalba. O pateikti ją reikėtų iki šių metų spalio 1 dienos, 13 valandos Lietuvos laiku. Šiek tiek praktinės informacijos apie pačią paraišką, tai pačioje paraiškoje, kai jau ją atsidarysite, visos eilutės ir laukai, kurie bus pažymėti raudona žvaigždute, jie yra privalomi užpildyti. Kiekvienu laukeliu bus nurodytas maksimalus galimas simbolių skaičius, tai reikėtų atkreipti dėmesį. Paraiškos, pildant paraišką, nėra būtina jos išsaugoti kažkaip specialiai, jinai yra automatiškai išsaugoma kas 2 sekundės. Na, o kai
pradėsite pildyti paraišką, tikėtina, kad jos užpildyti per vieną dieną nepavyks. Tuomet, kai kitą dieną vėl prisijungsite prie paraiškos, jos reikėtų ieškoti dalyje My Applications, nes pasitaiko kartais, kad žmonės pradeda pildyti paraišką ir tada skambina, sako, mano paraiška dingo. Tai tikrai jūsų paraiškos niekada nedingsta, jos visada yra, visi jų juodraščiai yra saugomi dalyje My Applications. Dar norėtumėm atkreipti dėmesį, kad kol jūs pildysite paraišką, jos statusas bus draft. Tai yra toks kaip juodraštis ir tik tuomet, kai jūs paraišką pateiksite, kai visos paraiškos dalys bus pilnai užpildytos, tik tuomet, kai ją pateiksite, jos statusas pasikeis į submitted. Ir jeigu taip nutiktų, kad, tarkime, jūs užpildysite paraišką, ją pateiksite, nežinau, rugsėjo 19 dieną ir tada rugsėjo 25 dieną pagalvosite ar kartu su kolegom pasitarę nuspręsite, kad norėtumėte kai kurią informaciją galbūt patikslinti, tai kol nepasibaigęs paraiškų pateikimo terminas, vadinasi, iki spalio 1 dienos, jūs galite tą pateiktą paraišką vėl atsidaryti, atlikti pakeitimus, juos išsaugoti, tik tuomet labai svarbu nepamiršti dar kartelį jos pateikti. Dar viena svarbi paraiškos tokia kaip funkcija, tai yra jūs galite dalintis paraiškos pildymu ir netgi pateikimu su savo kolegomis. Kai atsidarysite paraišką, kairiajame meniu matysite paraiškos dalį, kuri vadinasi Sharing, ir toje dalyje jūs galėsite įvesti asmenį ar asmenis, su kuriais norėtumėte, tarkim, dalintis paraiškos rengimu, bet taip pat tai nuo jūsų susitarimo, tarpusavio sutarimo priklauso, kokios tos teisės bus suteikiamos, ar kitam asmeniui, ar jis galės tik skaityti jūsų parengtą paraišką, ar galės ir pildyti, o galbūt galės daryti viską, skaityti, pildyti ir pateikti, jeigu, tarkime, žinote, kad spalio 1 dieną tikrai negalėsite prisėsti ir pateikti paraiškos, tai tą galės padaryti jūsų kolega. Taip, ir dar viena dalis, tai yra Submission History, paraiškos dalis Submission History, kurioje bus matoma visa jūsų paraiškos pateikimo istorija, kuri gali praversti tuo atveju, jeigu dėl techninių kliūčių nepavyks pateikti paraiškos laiku. Pats paraiškos teikimas tikrai nėra sudėtingas. Matote ekrane, esu iškirpusi paraiškos turinio meniu. Tai, kaip matyti šitame pavyzdyje, tai ties kiekviena paraiškos dalis bus tinkama ir pilnai užpildyta, ties jie atsiras žalia varnelė. Ir kai visos paraiškos dalis bus pažymėtos tomis žaliomis varnelėmis, išskyrus paskutinės 2 dalis Sharing ir Submission History, tuomet ekrano dešiniajame viršutinėme kampe aktyvuosis mygtukas Submit ir jūs galėsite jį paspausti ir pateikti savo paraišką. Kai jį paspausite, turėtų atsirasti iššokti tokią lentelę, pranešanti, kad jūsų pateikimas buvo sėkmingas, o jūs po pateikimo būsite nukreipti į My Applications dalį ir tenai, toje dalyje, jūs turėtumėte pastebėti, kad jūsų paraiškos statusas iš draft bus pasikeitęs į submitted. Na, o asmenys, kontaktiniai asmenys nurodyti paraiškoje turėtų sulaukti elektroninio laiško apie tai, kad jūsų organizacijos paraiška buvo pateikta. Dar vienas mygtukas ekrane, tai PDF mygtukas, juo siūlome naudotis tuo atveju, jeigu norėtumėte užpildytą paraišką, išsisaugoti PDF formatu, išsisaugoti savo kompiuteryje, o galbūt net ir reikalui esant ją atsispausdinti. Visos pateiktos paraiškos po termino nebus vertinamos, tačiau išimtis taikoma tik tais atvejais, kai bus įrodyta, kad paraiškos laiku pateikti nepavyko dėl techninių kliūčių. Tačiau susidarius tokiai situacijai, jūs turite užtikrinti, atlikti 3 žingsnius.
Tai visų pirma, jūsų paskutinio bandymo pateikti paraišką data ir laikas, kurie yra nurodyti paraiškos dalies submission history, turi būti ne vėlesni nei paraiškų pateikimo terminas. Tuomet bendruoju elektroniniu paštu reikėtų per 24 valandas kreiptis į mus ir pranešti apie nesėkmingą paraiškos pateikimą, o kaip įrodymą atsiųsti submission history ekrano nuotrauką. Ir taip pat kartu su šiuo laišku atsiųsti nekoreguotą paskutinę paraiškos versiją PDF formatu. Visus tokius atvejus fondas nagrinės individualiai ir informuosime apie tolimesnius veiksmus. Labai tikimės ir linkime jum, kad netektų susidurti su jokiais trukdžiais. Vis tik tai turėdami įvairios patirties šiame darbe, tai labai rekomenduojam iš tikrųjų nepasilikti paraiškos pateikimo. Jeigu ne paskutiniai dienai, tai ne paskutiniai valandai tikrai. Nes turėkite omeny, kad spalio 1 dieną paraiškas akreditacijai teiks visos ES šalis, tai sistema yra viena, jinai yra bendra, tai trikdžių tikrai visokių gali pasitaikyti, tai mes tikrai labai rekomenduojame, jeigu tik įmanoma, laukti paskutinės minutės ir pateikti paraišką anksčiau. Tiek trumpai apie paraiškos įvairius techninius niuansus ir dabar norėčiau pereiti prie paraiškos turinio. Tai aptarsiu kiekvieną, kaip minėjau, paraiškos dalį ir iš eilės ir tuomet dar po pranešimo pabaigoje pristatysiu vertinimo kriterijus, nes mačiau, kad teiravotės registruodamiesi apie tai informacijos. Paraiškos dalyje kontekstas, tai yra pirmoji paraiškos dalis, tai šioje dalyje jūs turėsite pasirinkti Lietuvos nacionalinę agentūrą, o jos kodas yra LT01, taigi tam skirtame meniu jūs turite susirasti LT01, tai yra mūsų nacionalinės agentūros kodas, tai būtent šitą jums reikia pasirinkti teikiant paraišką akreditacijai. Kaip jau minėjau, kalba, kurią galite pildyti paraišką, yra lietuvių. Na ir šioje dalyje jums taip pat reikės identifikuoti, kokios akreditacijos jūs siekiate, tai ar individualios, ar vis tik tai Erasmus mobilumo konsorciumo koordinatoriaus akreditacijos. Kitoje dalyje paraiškos teikėjo organizacija, angliškai applicant organization, jūs turėsite įvesti organizacijos OID kodą, tą kodą, kurį gavote, kad galėtumėte dalyvauti Erasmus Plus programos veiklose. Ir įvedus šitą kodą, likusi lentelės dalis užsipildys automatiškai. Taip pat šioje dalyje jums reikės nurodyti bent 2 pagrindinius asmenius, tai yra teisinį atstovą organizacijos ir Erasmus koordinatorių, kurie ir įgyvendins ir koordinuos su šia Erasmus akreditacija susijusias veiklas. Kita dalis, nuo kurios jau ir prasideda paraiškos toks turinys, tas turinys, kurį jau kursite jūs, atsakydami į paraiškos klausimus. Tai šioje dalyje jūs turėsite pristatyti organizaciją. Jeigu paraišką teiksite mobilumo konsorciumo vardu, tai tuomet patį konsorciumą, jo sudėtį. Taip pat šioje dalyje matysis ankstesnis dalyvavimas, jūsų organizacijos ankstesnis dalyvavimas programoje. Na ir šioje dalyje taip pat yra pateikiama gana svarbios informacijos apie tai, kokius dokumentus galite pateikti kartu su paraiška. Taigi, dalyje bendrosios aplinkybės jūs turite prisistatyti kaip organizacija ir atsakydami į šioje dalyje pateiktus paraiškos klausimus, jūs padėsite vertintojui sužinoti, įvertinti, kokia apimtimi jūsų organizacija veikia bendrojo ugdymo sektoriuje,
O taip pat, ar jūsų pasirinktas paraiškos tipas, tarkim, ar tai individuali akreditacija, ar konsorciumo akreditacija, yra optimalus, galimas, atsižvelgiant į jūsų turimą patirtį, planus, kontekstą ir tą veiklą, kurią vykdote. Šioje paraiškos dalyje, jeigu esate didelė organizacija, taip pat galite aprašyti visos organizacijos struktūrą. Čia gal daugiau yra aktualu, na, tarkim, kad ir minėtai savivaldybėje, ar ne, jeigu savivaldybės švietimo skyrius ketina dalyvauti kaip organizacija, ketina siekti akreditacijos. Tai šioje paraiškos dalyje ir reikėtų pristatyti struktūrą ir nurodyti, kuris konkretus jūsų organizacijos padalinys ar skyrius įgyvendins būtent paraiškoje numatytas Erasmus veiklas. Galbūt verta visai paminėti, atkreipti jūsų dėmesį, kad kai kurie klausimai jums gali pasirodyti neaktualūs. Tai taip yra todėl, kad Erasmus programoje gali dalyvauti įvairių tipų organizacijos iš visos Europos, o ši paraiška pritaikyta yra joms visoms. Dėl to, jeigu manysite, kad kai kurie klausimai jums nėra labai aktualūs, tai jūs tiesiog taip galite ir nurodyti, bet turite aiškiai pagrįsti, kodėl taip manote. Šioje dalyje paraiškos, kaip jau minėjau, prisistatote kaip organizacija ir prisistatydami kaip organizacija turėsite apibūdinti save, įvardindami, kokia yra pagrindinė jūsų organizacijos veikla, kokia yra pagrindinė jūsų organizacijos paskirtis, kokias ugdymo programas ar veiklas įgyvendinate. Taip pat turėsite nurodyti, su kokio profilio ir amžiaus besimokančiaisiais dirbate, bei kiek metų veikiate šioje srityje, bendrojo ugdymo srityje. Taip pat šioje dalyje gana svarbi dalis yra apie tai, kurioje jūs turite nurodyti, su kokiais svarbiausiais ugdymo poreikiais ir iššūkiais šiuo metu susiduria jūsų organizacija. Nes vėliau ši jūsų pateikta informacija turėtų susisieti su jūsų Erasmus plano tikslais, apie kuriuos šiek tiek vėliau pakalbėsiu. Taip pat šioje dalyje, jeigu paraišką teiksite kaip mobilumo konsorciumo koordinatorius, jūs turėsite pristatyti planuojamą mobilumo konsorciumo sudėtį ir tikslą. Daugiau apie tai neišsiplėsiu, manau, kad Donata labai išsamei tai pristatė. Na ir šioje dalyje, jums taip pat matysis, ar jūs esate dalyvavę, tarkim, anksčiau Erasmus Plus programoje. Vienas iš klausimų, kuriuos uždavėte registracijos metu, buvo apie tai, ar organizacija privalo turėti patirties. Tai be abejo, to patirtis būtų tikrai vertinga ir jinai jums praverstų turint akreditaciją. Tačiau jeigu patirties neturite, tai neužkerta kelio jums teikti paraiškos ir siekti akreditacijos. Bet verta žinoti, kad turėtumėte bent 2 metus vykdyti veiklą būtent bendrojo ugdymo srityje ir turėti stabilių ir pakankamų finansavimo šaltinių, kad įgyvendindami siūlomą Erasmus planą galėtumėte šalia to dar vykdyti įprastą veiklą. Tuo atveju, jeigu esate organizacija, kuri jau yra dalyvavusi programoje Erasmus Plus anksčiau, tai šioje dalyje dalis Past Participation užsipildys automatiškai ir matysis, kiek paraiškų esate pateikę ir kiek dotacijų esate gavę. Na, o jeigu jau turite Erasmus Plus programos patirties, tai taip pat šioje dalyje turėsite pažymėti, jog sutinkate, kad Švietimo mainų paramos fondas naudotų turimą informaciją apie jūsų ankstesnę patirtį, naudotų tą informaciją įvertinant jūsų gebėjimus įgyvendinti šioje paraiškoje planuojamas veiklas.
Na ir kaip minėjau anksčiau, šioje dalyje dar taip pat yra pateikiama gana išsamios informacijos apie tai, kokius strateginius dokumentus galite pateikti kartu su paraiška. Jie nėra privalomi, bet jūs turite, jeigu tokius turite ir norite pastiprinti savo paraišką, pagrįsti paraiškoje pateiktus atsakymus, tai tikrai galite su paraiška kartu pateikti savo tarptautiškumo strategiją ar kitą organizacijos plėtros strategiją. Ir jeigu tie dokumentai bus tinkamai susieti su tuo, su ta informacija, kurią jūs pateikėte paraiškoje, vertintojas į tai be abejo turės atsižvelgti. Na, o dabar pereisiu jau prie pačio Erasmus plano ir tiksliau tariant prie vieno iš Erasmus plano dalių, tai yra tikslų. Tai pats Erasmus planas, tai be abejo turi atskleisti, kaip jūsų organizacija, pasitelkdama Erasmus mobilumus, ketina gerinti savo ugdymo kokybę, mokinių pasiekimo rezultatus, darbuotojų tobulinimą, kaip užtikrinti. Ir tas planas turėtų būti be abejo nuoseklus, konkretus ir, kas svarbiausia, tai tinkamas jūsų organizacijai, jūsų turimai patirčiai ir susijęs su jūsų organizacijos darbuotojų ir mokinių poreikiais. Šioje dalyje Erasmus planas tikslai, jums reikės iš pateikiamo sąrašo pasirinkti norimą Erasmus plano trukmę. Ir dar kartelį akcentuosiu, kaip ir Donata labai gerai jums pristatė, kad būtų gerai, jog tą planą nusimatytumėte bent jau 3 metams, nes tiek ir liko šitos programos gyvavimo metų. Taigi jūs galite pasirinkti nuo 3 iki 5 metų, tai būtų gal geriausia. Na ir šioje dalyje be abejo turėsite įvardinti savo Erasmus plano tikslus. Tai kiek tikslų nusimatyti, tai čia jau priklauso vėlgi nuo jūsų organizacijos, nuo jūsų poreikių, nuo jūsų turimos patirties tarptautiniuose projektuose dalyvaujant. Tai jų gali būti 1-2, gali būti ir daugiau, bet mes visada vis tik tai siūlytumėme orientuotis į kokybę ir išsikeliant daugiau tikslų, visada yra rizika, kad galbūt ne visus tikslus, nežinau, ar sugebėsite tinkamai įvertinti, tai visada gerai pagalvokite, kas yra svarbiausia šiuo metu jūsų organizacijai. Na ir taip pat šioje paraiškos dalyje turėsite suformuluoti, apibūdinti, kaip šiuos tikslus jūs formulavote, kaip jie buvo apibrėžti. Čia šioje vietoje reikėtų turbūt akcentuoti, kad šitos paraiškos rengimas neturėtų būti vieno asmens darbas, bet bendras jūsų organizacijos darbo rezultatas. Rengiant šią dalį apie Erasmus plano tikslus, labai svarbu, kad jūsų keliami tikslai būtų aiškus, kad jie būtų konkretūs, realistiški, kad jie derėtų su jūsų darbuotojų ir mokinių poreikiais. Pat labai svarbu keliant tikslus numatyti ir kaip ketinate įvertinti tų tikslų pažangą, kaip ketinate pamatyti, kad tie tikslai yra pasiekti, kaip ketinate juos pamatuoti. Tai keldami, formuluodami tikslą, jau apie tai turėtumėte irgi pagalvoti. Vertintojams nustačius, kad tam tikras vienas iš jūsų tikslų, tarkim, yra nepakankamai reikšmingas arba galbūt jį yra sudėtinga stebėti ir įvertinti, vertintojas gali pasiūlyti tokį tikslą iš Erasmus plano pašalinti. Taip pat vertintojas gali pasiūlyti ir tikslą patobulinti. Tai ir pateikti savo rekomendacijas, ypač jeigu tikslas yra galbūt geras, bet nelabai tinkamai suformuluotas, tai vertintojai
tikrai gali pasiūlyti galbūt geresnę tikslo formuluotę. Na ir mes, kalbant apie tikslus, šioje vietoje norėtumėm rekomenduoti jums jau gana senokai, prieš porą metų organizuotų mokymų įrašą peržiūrėti. Šitie mokymai buvo skirti būtent tiems, kurie domėjosi, kaip parengti kokybišką Erasmus planą. Šių mokymų metu pasamdyta išorės ekspertė išsamei aptarė visas Erasmus plano dalis ir pristatė, kaip formuluoti tikslus, kaip planuoti patį projekto valdymą ir panašiai. Tai tikrai rekomenduojame peržiūrėti šitą įrašą, galbūt rasite kai kuriuos atsakymus į jums kylančius klausimus. Dabar pereisiu prie kitos Erasmus plano dalies, tai yra veiklų. Ir šioje paraiškos dalyje jūs jau turėsite nurodyti dalyvių skaičių, mobilumų skaičių, kurį ketinate įgyvendinti pirmaisiais Erasmus plano įgyvendinimo metais. Tai tas skaičius gali apimti ir darbuotojus, ir mokinius. Ir jums reikės paaiškinti šioje paraiškos dalyje, ar likusiais Erasmus plano įgyvendinimo metais, 2., 3. ar 4. šis skaičius planuoja išlikti panašus, ar jis keisis ir jeigu keisis, tai kodėl keisis. Taip pat reikės paaiškinti, kodėl būtent tokius skaičius pirmiems metams numatote ir kodėl būtent kitokius likusiems. Taip pat reikės pagrįsti, kodėl manote, kad šie skaičiai yra realūs ir tinkami. Na ir žinoma, turėsite prašyti, kokius darbuotojus ir mokinius planuojate įtraukti į mobilumo veiklas. Rengiant šią dalį yra svarbu užtikrinti, kad planuojamas mobilumų dalyvių skaičius būtų realistiškas ir, žinoma, proporcingas jūsų organizacijos dydžiui, jūsų turimai patirčiai ir be abejo jūsų Erasmus plano tikslams. Na ir taip pat yra svarbu užtikrinti, kad tie planuojami mobilumo veiklos dalyvių skaičiai, kad jie derėtų ir su kitose paraiškos dalyse pateiktą informaciją. Vertintojai gali siūlyti, tarkim, mažinti tą numatytą dalyvių skaičių, jeigu jie matys, kad tai netitinka jūsų organizacijos pajėgumų ar turimų išteklių arba yra neproporcingai dideli tie skaičiai, tai tikrai gali pasiūlyti ir sumažinti. Dar viena Erasmus plano dalis, tai yra kokybės standartai. Smagu yra tai, kad šita dalis jinai neprašo jūsų pateikti informacijos. Tai yra dalis, kurioje jūs turite susipažinti su Erasmus kokybės standartais. Turite juos perskaityti ir patvirtinti, kad susipažinote ir sutinkate jų laikytis įgyvendindami mobilumo projektus. Na ir paskutinė Erasmus plano dalis, tai yra susijusi su jau Erasmus plano valdymu. Tai šioje dalyje jūs turėsite išsamiau paaiškinti, kaip jūsų organizacija ketina įgyvendinti pagrindinius Erasmus kokybės standartų principus, tai yra kaip ketina užtikrinti įtraukti aplinkos ir tvarumo ir atsakomybės už aplinką principą, skaitmeninio švietimo bei aktyvaus dalyvavimo Erasmus organizacijų tinkle principą. Čia jau reikėtų, šioje dalyje jau reikėtų ne tik pažymėti, kad ketinate tikrai laikyti šių principų, bet jau pateikti ir konkrečių pavyzdžių, kaip ketinate tą daryti, į kokias savo organizacijos veiklas ketinate įtraukti šiuos principus, kad jų įgyvendinimas būtų tikrai užtikrintas. Taip pat šioje dalyje jūs turėsite prašyti, kaip organizacijoje bus koordinuojamos ir prižiūrimos planuojamos mobilumo veiklos. Taip pat turėsite numatyti, kaip ketinate užtikrinti mobilumo veiklų įgyvendinimą tuo atveju, jeigu, tarkime, pasikeistų organizacijos vadovybė ar kiti darbuotojai. Taip pat jūsų prašoma bus aprašyti,
ką ketinate daryti, kad įgyvendintų mobilumo veiklų rezultatai būtų integruoti į įprastą jūsų organizacijos veiklą. Taip pat šioje dalyje turėsite aprašyti, kaip planuojate paskirstyti užduotis kokybiškam suplanuotų veiklų įgyvendinimui, tai yra tarp darbo grupės narių, tarp kitų į projektą įtrauktų asmenų. Na ir žinoma, turėsite suplanuoti ir aprašyti, kaip jūsų organizacija ketina dalintis veiklų rezultatais ir žiniomis apie pačią programą. Pildant šią dalį, Erasmus planas valdymas, mes rekomenduotume prieš tai atidžiai perskaityti Erasmus kokybės standartus ir būtinai juos aptarti su savo kolegomis ir vadovais, būtent jūsų organizacijos kontekste, ką jie jums reiškia, nes tuomet bus lengviau aprašyti ir kaip ketinate užtikrinti jų įgyvendinimą. Rengiant šią dalį yra svarbu užtikrinti, kad pasiūlėte konkrečius Erasmus kokybės standartų integravimą į įprastą organizacijos veiklą būdus ir taip pat turite įrodyti, kad skirsite pakankamai priemonių ir išteklių, kurios palengvins Erasmus plano tikslų įgyvendinimą bei standartų laikymasi ir užtikrins reikiamą organizacijos vadovybės įsitraukimo lygį. Dar viena paraiškos dalis vertybės, kuri kaip ir standartai nėra pildoma. Šioje dalyje jūs tiesiog turite susipažinti su pagrindinėmis ES vertybėmis ir turite įsipareigoti, pažymėti, kad įsipareigojate jų laikytis įgyvendinant akredituoto mobilumo projekto veiklas. O paraiškos dalyje priedai reikia prisekti organizacijos vadovo pasirašytą antspaudų patvirtintą sąžiningumo deklaraciją. Taip pat galimi, bet neprivalomi priedai, tai yra aktualūs jūsų organizacijos strateginiai dokumentai, kaip jau minėjau, tai gali būti tarptautiškumo strategija ar kitokia organizacijos plėtros strategija. Tačiau yra tam tikri reikalavimai tiems ypač papildomiems priedams. Tai pridėti papildomi priedai bus laikomi tinkamais tik tuo atveju, jeigu bus paminėti paraiškoje, bus susieti, tarkime, jūsų paraiškoje pateikta informacija, jinai turi sieti su ta strategija, su tuo kitu dokumentu, kurį pridėsite prie paraiškos. Taip pat priedai neturi kartoti paraiškoje pateiktos informacijos, na ir negali būti tąsa ar papildymas to, kas netilpo paraiškoje. Dar viena paraiškos dalis, kuri jau skirta tik jūsų tokiam kaip kontroliniam pasitikrinimui, ar tikrai viską gerai atlikote pildydami paraišką. Tai tiesiog pažymėsite varneles, kad viską atlikote tinkamai, jeigu taip ir padarėte. Na ir dabar trumpai apie patį vertinimą, nes teiravotės, kaip yra vertinamos akreditacijų paraiškos. Tai vertinimas, jisai susideda iš tokių keturių etapų. Tai yra pirmiausia vertinamas paraiškos tinkamumas, tai yra ar jūsų organizacija yra tinkama dalyvauti bendrojo ugdymo srityje siekiant akreditacijos. Taip pat yra atmetimo kriterijai, tai yra pagal atmetimo kriterijus yra tikrinama, ar paraiška nepatenka į programos vadovo C dalyje prašytas tokias sąlygas, ar nėra bankrutavus ir panašiai organizacija. Taip pat, ar paraiškos pateikta paraiška, ar jinai yra originali, ar tai nėra kopija, tai tokie būtų atmetimo kriterijai. Pagal atrankos kriterijus yra vertinama jūsų organizacijos veiklos ir finansiniai pajėgumai. Tai yra, ar organizacija veikia bent 2 metus bendrojo ugdymo srityje, ir ar jinai turi pakankamai finansinių išteklių, kad galėtų vykdydama šį projektą šalia vykdyti ir savo įprastą kasdienę veiklą. Na ir akreditacijos skirimo kriterijai, tai čia tuomet, kai paraiškos jau praeina tuos 3 pirmus etapus, jos yra atiduodamos vertinti išorės ekspertams.
ir paraiškas vertina 2 ekspertai ir vėliau pagal šiuos kriterijus, kuriuos šiuo metu ir matote ekrane, tai yra 4 kriterijai: aktualumas vertinamas, Erasmus plano tikslai, Erasmus plano veiklos ir Erasmus plano valdymas. Tai tos paraiškos, kurios surenka mažiau negu 70 balų, joms negali būti skirta akreditacija, jos reiškia nepraeina to kokybinio vertinimo. Na, o paraiškoms surinkusiems virš 70 balų akreditacija gali būti skirta. Na ir šiek tiek apie tai, kaip ketiname dirbti, kada ketiname įvertinti jūsų pateiktas paraiškas. Tai, kaip jau žinote, paraiškų pateikimo terminas spalio 1 diena. Tuomet paraiškos bus vertinamos ir tas vertinimas užtruks 3 mėnesius. Pats sprendimas dėl akreditacijų suteikimo bus priimtas jau sausio mėnesį, jau kitų metų sausio mėnesį. Na ir informuosime apie rezultatus jūs iki kitų metų vasario mėnesio pradžios, kadangi tos organizacijos, kurios gaus akreditaciją, jos turės suspėti laiku pateikti paraišką dėl finansavimo. Na ir pabaigai turbūt būtų tiek, kad reikėtų dar kartelį akcentuoti, jog jūsų paraiška turi būti originali, parengta specialiai jūsų organizacijai. Jinai turi būti bendras jūsų organizacijos darbo rezultatas. Labai svarbu, kad kartu su kolegomis pasitartumėte, rengdami Erasmus planą. Jeigu manote, kad paraiška yra pernelyg sudėtinga, visuomet galite apsvarstyti galimybę mažinti siekiamų tikslų skaičių ar dalyvių skaičių, nes pati Erasmus akreditacija skirta tam, kad jūs kaip organizacija galėtumėte mokytis ir tobulėti bėgant laikui. Na ir žinoma, prisiminti tą saiko ar auksinio viduriuko, gal nežinau, tokią taisyklę, kad kartais mažiau yra tikrai daugiau. Labai ačiū Jums, kad išklausėte ir visada galite į mus kreiptis bendruoju elektroniniu paštu dėl paraiškos pildymo ir pateikimo arba į kiekvieną iš mūsų asmeniškai. Mūsų yra tikrai nemažas būrys, tai tikrai kviečiame susisiekti ir pasistengsime atsakyti į jūsų klausimus. O dabar gal tada galiu atsakyti į klausimus, jeigu yra laiko. Ačiū, Reda, labai už išsamų ir vertingą pranešimą. Šiaip laikas jau būtų kitam pranešimui, tai siūlau nepamiršti klausimų ir juos užduoti po paskutinio sekančio pranešimo, kurį pristatys mano kolegė Rasa. Ji sudėlios visus taškus ant i ir papasakos, kas yra svarbu ir ko nepamiršti pildant akreditacijos paraišką. Tai ačiū, prašau, Rasa. Ačiū, tuoj sekundėlę bandau, ar pavyks techniškai dabar pasidalinti ekranu. Taip, ar matote? Taip, viskas gerai. Tai mano šiandienos užduotis yra truputėlį tokia, kaip čia pasakyti, gal susijusi su ankstesnės patirties apžvalga, ir tai yra tokie kaip ir palinkėjimai jums nepamiršti tam tikrų svarbių dalykų, svarbių momentų ir remiantis ankstesnių metų vertintojų įžvalgomis, nepaslysti tose vietose, kuriuose yra dažniau pasitaikančios kažkokios kliūtys ar nesklandumai. Tai linkiu pasimokyti iš kitų žmonių patirties. Buvo apžvelgta 36 paraiškų vertinimai, tai yra 10 vertintojų nuomonė, tai taip labai apibendrintai aišku, bet tikrai tikiuosi, kad šitas pranešimas padės jums truputėlį susiorientuoti, kas yra svarbiausia ir kaip čia nepaklysti. Tai vertinimo kriterijus jau Reda apžvelgė. Jeigu žiūrėtume į tai, kur daugiausia buvo tų nepereinamų balų surinkta iš visų šių paraiškų, tai buvo būtent Erasmus plano tikslų dalyje.
tai net 8 paraiškos iš tų visų 36 nesurinko pereinamojo balo, bet kita vertus buvo ir kitose dalyse, sakykime, viena netgi aktualumo, tai reiškia, kad pateikė ne į savo sritį, už veiklas ir plano valdymą taip pat buvo paraiškų, kurios nesurinko visgi pereinamojo balo. Ir jeigu taip labai paprastai kalbėtume, kasgi tai yra Erasmus planas, koks jis yra, kuo jisai pasižymi, tai, čia tokia gal truputėlį buitinis pavyzdys, bet man tai asocijuojasi su audiniu, vientisu audiniu, kuris tarsi sudarytas iš atskirų detalių, bet vis tiek sueina į vieną visumą. Ar ne? Čia matot skiautinio tokią antklodę, tai gali sakyti, kad ten vieno ar kito kvadratėlio, jeigu trūksta, tai vis dar bus antklodė, bet jeigu trūksta labai svarbių dalių arba labai daug, arba kita vertus, jeigu tas skiautinys yra nesusiūtas, tai ko gero nebegalėtume vadinti, kad tai skiautinys, ar ne? Tai panašiai yra ir su Erasmus planu. Tik tai Erasmus plano atveju mes kalbame apie tokius, daiktavardžius kaip tikslai, veikla, dalyviai, poreikiai, rodikliai, rezultatai ir panašiai. Tai tos dalelės skiautinio ir yra šitie įvairūs, ir čia beje šitie žodžiai yra surinkti būtent iš vertinimų. Tai yra dažniausiai pasitaikantys žodžiai ir dydis nurodo dažnumą. Tai kaip matote, būtent tikslai, poreikiai, rodikliai, rezultatai, poveikis yra vieni iš dažniausiai kartotų vertinimuose. Ir, kaip jau minėjau, ta skiautinio antklodė turi būti susiūta, ar ne? Tai pirmas raktinis žodis, kurį, manau, kad svarbu įsiminti, tai yra sąsajos. Kad visos tos dalys skirtingos, jų yra daug, bet jos visos turi sudaryti visgi vientisą visumą. Ir ką mes turime omenyje, tai turime omenyje tai, kad pavyzdžiui, įstaigos tikslai turi kilti iš jūsų darbuotojų, jūsų tikslinių grupių poreikių, ar ne? Ir tada tie įstaigos tikslai turi eiti į Erasmus planą, kadangi, kaip jau minėjo Donata, akreditacija yra įrankis pokyčiams jūsų įstaigoje. Tai būtent tos sąsajos ir yra reikalingos, ar ne? Kokio pokyčio jūs norite, iš kur tas poreikis kyla, tai yra jūsų įstaigos, kokie yra strateginiai tikslai, iš to kyla Erasmus plano tikslai, taip pat turi būti sąsajos su, aišku, programos principais ir veiksmo tikslais, iš to kyla veiklos, ar ne, iš jūsų tikslų, ir tada iš veiklų kyla tam tikri rezultatai, kurie yra vėlgi naudingi jūsų tikslinėms grupėms, ir vėl kyla nauji poreikiai, ar ne? Tai viskas turi būti susiję tarpusavyje. Ir jeigu konkrečiai žiūrėtume į tai, ką įvardijo būtent ekspertai, kalbant apie tas sąsajas, tai kad Erasmus planas turi padėti būtent tuo iššūkius, kurie svarbus būtent jūsų institucijai ir jūsų tikslinėms grupėms. Būtent ir yra klausiama, kokie yra poreikiai tam, kad jūs galėtumėte tais įvairiais lygmenimis išsakyti, kad štai mūsų tikslinėms grupėms, tai yra darbuotojams ir besimokantiesiems, kyla tokie iššūkiai ar problemos ir dėl to yra tokie poreikiai. Jūs tai įvardyje esate savo strateginiuose dokumentuose ir nurodote, kaip šie poreikiai buvo nustatyti. Galbūt darėte apklausą, galbūt, kad ir pokalbiuose su tikslinėmis grupėmis išryškėjo ir būtent iš to jūs keliate savo Erasmus plano tikslus, nes norite šiuos poreikius atliepti. Žinoma, yra ir tam tikri nacionaliniai, ar ne, švietimo sistemos keliami poreikiai, kurie tikime atsiliepia ir jūsų institucijos planuose. Ir kalbant apie tas tikslinės grupės, tai ekspertai taip pat mini, kad jos turėtų būti apibrėžtos kuo detaliau, konkrečiau, nes tikriausiai vienoks poreikis bus ir vienokios veiklos, kurios bus skirtos jūsų mokytojams, galbūt kitokios nepedagoginiam personalui, jų gali būti kitokie poreikiai ir mokiniai, žinoma, taip pat gali turėti dar kitokius poreikius, ar ne?
skirtingi jiems kyla iššūkiai ir būtent tarptautiniai mobilumai gali juos padėti spręsti šiek tiek skirtingai. Kai kalbame apie mažiau galimybių turinčius dalyvius, tai tada ekspertams kyla klausimas, o kasgi trukdo jiems dalyvauti, tai yra kokios kliūtys jiems kyla ir kaip būtent jūs savo tose veiklose, ką jūs darysite tam, kad padėtumėte šioms tikslinėms grupėms dalyvauti projekte. Kaip Reda minėjo, kartais netgi yra truputėlį neaiškus, koks tų tikslinių grupių skaičius. Tai yra svarbu, kiek jūs numatote, kadangi ekspertai visgi vertina, kiek pasvertas yra tas dalyvavimas projekte. Ar nebus taip, kad pusė personalo vienu metu išvyksta į mobilumą, ar ne, ar tai įmanoma pagal jūsų įstaigos pajėgumus ir dydį, ar ne, ar tai racionalu. Taip pat kyla klausimų, kaip dalyviai atrenkami į mobilumus, tai yra kokios procedūros, kokie taikomi atrankos kriterijai ir yra labai svarbu, kad šie kriterijai ir procedūros būtų ir įtraukus, ir leistų užtikrinti sklandų ir skaidrų atrankos procesą. Ir, kaip Reda rodė, ar ne, kad jūs turite pažymėti varneles, kad jūsų Erasmus planas ir pateikta paraiška atitinka europinės vertybės, tačiau tos vertybės turi atsispindėti ir gyvenime, ar ne? Ir būtent ypač atrankos kriterijai ir procedūros, jų skaidrumas irgi yra vienas iš tų elementų, kurie parodo, ar tikrai yra skaidru, ar tikrai yra vertybių laikomasi, kai kalbam apie projektų įgyvendinimą. Taip pat, kas dar yra svarbu, tai tarptautiškumas ir jūsų plano sąsajos su Erasmus Plus programa. Vienas iš svarbių dalykų, kurie kartais susipainioja paraiškose, tai kai tarptautiškumas tampa tikslu. Tai mes tiesiog norim priminti, kad tarptautiškumas šiuo atveju yra ne tikslas, o priemonė. Tai yra priemonė būtent jūsų institucijos poreikiams, jūsų institucijos tikslams pasiekti, jūsų institucijos kokybei gerinti, veiklos kokybei gerinti. Toliau turi būti aiški sąsaja tarp Erasmus akreditacijos principų ir veiksmo tikslų ir institucijos keliamų tikslų bei poreikių. Turi būti pagrindas problemą spręsti tarptautiniu, o ne nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygmeniu. Nes kai kada, žiūrint, kokį tikslą jūs keliate, kai kada nacionalinių priemonių tam tikslui atliepti yra labai daug ir tada ekspertai kelia klausimą, ar ne, kodėlgi tada reikalingas tarptautinis projektas. Antras, sakykime, raktinis žodis, tai yra pažanga ir pažangos stebėjimas. Ir pažanga yra, tas skirtumas tarp to, kokia situacija yra dabar ir kokio pokyčio mes norim, kas turėtų pasikeisti ir kiek. Nes, kadangi Erasmus plano įgyvendinimas yra būdas jūsų institucijos veiklos kokybei gerinti, ar ne, tai užtat ir klausimas yra, o kaipgi ta kokybė pagerėja. Tai labai svarbu tuos laukiamus rezultatus ir kriterijus išreikšti rodikliais. Rodikliai yra pamatuojami ir rodikliai yra tai, kas parodo, kad jums pavyko. Jūs užsibrėžėt tikslą ir pasakėt, kaip, kada ir kokiais dokumentais ar renginiais matuosite tą rodiklių pasiekimą, bet kita vertus, rodikliai dažnai turi ir skaitinę išraišką, ar ne? Mes norime pokyčio, tai kiek? Jeigu tikimės, kad, nežinau, pagerės pasiekimai, tai kiek? Jeigu tikimės, kad pagerės motyvacija, tai kaip mes tą pamatuosim ir kiek, sakykime, mokinių pasakys ar kiek tėvų pasakys, kad pasikeitė ta pagerėjo jų mokymosi motyvacija. Jeigu kalbame apie, darbuotojų įgytų kompetencijų taikymą, tai kiek dažniau jie taikys tas naujas kažkokias metodus, kuriuos pasitelks galbūt iš mobilumų ir panašiai. Ir šie pažangos stebėsenos metodai turėtų būti fokusuojami būtent į išsikelto tikslo įgyvendinimą labiau negu į savęs vertinimą ir pasitenkinimą mobilumo veikla, kadangi mes siekiame institucijos lygmens pokyčio,
o ne tik asmeninių gal kompetencijų ar kažkokių požiūrių tobulinimo. Ir, na, trečias tas raktinis žodis ir yra poveikis būtent institucijai. Nes Erasmus planas yra toks strateginio pobūdžio dokumentas, kuris atliepia jūsų įstaigos strategiją, ar ne? Tai poveikis institucijai, žinoma, susidarys iš dalies ir iš poveikio dalyviams, kadangi būtent jie atneš tą pokytį jūsų institucijoje, perkeldami europines patirtis į jūsų institucijos gyvenimą. Bet nepamirškite, rašydami planą, orientuotis į tai, kas pasikeis būtent jūsų institucijoje ir kaip mobilumo veiklos rezultatai bus įtraukti į įstaigos kasdienę veiklą. Kadangi jūs esate ugdymo institucija, ar ne, tai kaip patobulės besimokančiųjų tas mokymosi procesas, nes tai ir yra galutinis siekis. Kaip bus geriau atliekami galbūt tikslinių grupių poreikiai, kuriuos jūs įvardijote paraiškos pradžioje ir kokią naudą gaus ta bendruomenė, kuri galbūt tiesiogiai projekte nedalyvavo. Tai yra tie mokiniai, kurie nedalyvavo mobilume, arba tie mokytojai, kurie nedalyvavo mobilume, bet kaip jiems bus perduodamos tos žinios, kaip jiems bus perduodamos tos naujovės atsivežtos iš Europos, kitų Europos šalių. Ir, žinoma, kaip bus atnaujintas ugdymo turinys, kaip bus atnaujintas procesas, arba jeigu reikia, jeigu tai yra aktualu jūsų tikslams, tai galbūt kaip bus atnaujinami veikimo mechanizmai, nes ypač jeigu kalbame apie pagalbą mažiau galimybių turintiems mokiniams ir įtraukti, tai dažnai reikia ne tik to ugdymo turinio ir metodų pokyčio, bet gali reikėti ir paties organizavimo pokyčio, ar ne? Tai kaip tokiu atveju būtų klausiama, kaip pasikeis veikimo mechanizmai pačioje mokykloje, galbūt administracijos įsitraukimas, pagalbos mokinių specialistų įsitraukimas ir taip toliau. Na, žinoma, visą tai turi atliepti jūsų poreikius ir taip priklauso nuo to, kokius tikslus jūs savo keliate. Ir ko dar nepamiršti, šalia to, kur, kaip minėjau, kad reikalingos sąsajos tarp skirtingų dalių, poveikio institucijai parodymas ir pamatavimas, tai nepamirškime tų dalių kaip kad valdymas, nes turi būti aiškus užduočių pasiskirstimas tarp įvairių darbuotojų ir aiškus reikalingų specialistų dalyvavimas įgyvendinant projektą. Tikrai nereikia minėti vardų, pavardžių, ar ne, bet kokios funkcijos bus vykdomos projekte, kaip bus pasiskirstyta atsakomybėmis tarp jūsų darbuotojų, tam, kad būtų užtikrintas kokybiškas Erasmus plano ir mobilumo įgyvendinimas. Kokie bus kokybės kontrolės mechanizmai, galbūt kokias matote rizikas ir kaip jas ketintumėte valdyti. Pavyzdžiui, čia dažnai pasitaikantis klausimas, kaip bus užtikrinamas tų kompetencijų perimamumas, jeigu keistųsi tas darbuotojas, kuris buvo atsakingas už projekto įgyvendinimą. Arba kaip bus valdomos kitos rizikos, jeigu nesisektų įgyvendinti projekto. Arba jeigu matytumėte, kad mobilumo kokybė neatitinka jūsų poreikių. Tai tiesiog planuokite ir numatykite tas rizikos valdymo priemonės. Ir dar vienas dažnai pamirštamas dalykas, tai yra viešinimas ir rezultatų sklaida. Tai nepamirškite nusimatyti, nes tai yra kokybės standartų dalis, kokius tuos pamatuojamus rodiklius nusimatysite viešinimui, tiek straipsnių ar nežinau, vaizdo įrašų ar įrašų jūsų įvairiose sklaidos kanaluose yra numatoma, kiek tikslinių grupių ir kaip ketintumėte pasiekti, o galbūt planuosite kažkokius sklaidos renginius, tai vėlgi kiek jų turėtų maždaug būti, kam jie būtų skirti ir kiek maždaug dalyvių jūs norėtumėte tomis sklaidos priemonėmis pasiekti. Na ir dar vienas dalykas, kur, kaip minėjau, viena paraiška buvo paslydusi šioje vietoje ir tiesiog pateikė ne tam sektoriui, tai tikrai pasitikrinkite, ar
ypač jeigu vykdote daugiau negu bendrojo ugdymo veiklą, pasitikrinkite, ar atitinkate sektorių. Kadangi, kaip minėjome, bendrojo ugdymo sektoriui paraišką gali teikti ir profesinio mokymo įstaigos, tuo atveju, jeigu vykdo ugdymą pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas be profesinio mokymo programų. Tai tikrai atsižvelkite į tai tiesiog, kad nepadarytumėte klaidų. Ir tinkamų institucijų sąrašo nuorodą pateikiu savo skaidrėje, galėsite pasitikrinti. Na ir jeigu dažniausiai pasikartojantis daiktavardžiai buvo tikslai, rezultatai, rodikliai ir kompetencijos ekspertų vertinimuose, tai reikia nepamiršti ir to, kad svarbu ne tik tai, ką pasakote paraiškoje, bet ir kaip pasakote. Tai primenu, kad tikslai turėtų būti konkretūs, labiau pamatuojami, detalūs, realistiški, tikrai ne per smulkus, nes nors galite nusimatyti iki 10 tikslų, bet pamastykite tikrai, kiek iš tikslų gali būti tikrai pasverti ir įgyvendinti kokybiškai ir tikrai turėti to poveikio jūsų įstaigos veiklai. Tikslai turėtų būti aiškiai susijęs su iššūkiais ir atliepiantys poreikius. Ir kaip minėjau, čia visi šitie kursyvų parašyti dalykai yra iš vertintojų pastabų. Rodikliai, vertintojai teigia, kad jie turėtų būti pristatyti išsamiau, konkrečiau, turėtų būti kiekybiniai ir kokybiniai ir turėtų būti pamatuojami. Taip pat informaciją paraiškoje svarbu pateikti glaustai, aiškiai ir argumentuotai. Ir jeigu prieš tai rodžiau daiktavardžių, kiek daug buvo, koks didelis debesis, tai tų epitetų, sakykime, ar apibūdinimų tikrai yra gerokai mažiau, bet tiesiog linkėtume, kad jūsų paraiškos būtų suformuluotos kuo aiškiau, konkrečiau, pakankamai detaliai ir kad tarpusavyje dalykai būtų susieti, argumentuoti ir išanalizuoti. Ir jau tikrai ir Reda, ir Donata minėjo įvairius išteklius, tai čia tik pateikiu nuorodą, kur galite rasti visas tas kitas nuorodas tiek į mokymų medžiagą, tiek į paraiškos vertimą ir kitus Erasmus kokybės standartus ir mobilumo kokybės standartus, tai yra ir mokymų kokybės standartus. Bet taip pat nepamirškite, jeigu jūs jau esate teikę paraišką, ypač Erasmus akreditacijai gauti, tai tikrai pasižiūrėkite, ką anksčiau jums rašė jūsų paraišką vertinę ekspertai. Arba jeigu teikite, kad ir K122 paraišką, pasižiūrėkite, kokias pastabas gavote iš ekspertų toms paraiškoms. Ir tiesiog tas gan paprastas, bet tikrai veikiantis veiksmas duoti paskaityti kolegai, pasižiūrėti, ar tikrai pakankamai aišku, ar tikrai tos sąsajos yra, ar tikrai atskleidėte tą norimą poveikį, ar tikrai aišku, kaip tą poveikį pamatuosite. Galiausiai netgi jeigu patys atsiversite po poros dienų davę pailsėti tai paraiškai, jeigu atsiversite pasižiūrėję vertinimo kriterijus, nes jie yra vieši, juos galima rasti programos vadove. Tikrai šviežiomis akimis pasižiūrėkite ir kartais taip pat dar būna tikrai pamatai tai, ko anksčiau galbūt nepastebėjai ir ką dar galima patobulinti iki pateikiant paraišką. Tai tiek, ačiū Jums už dėmesį ir linkiu sėkmės rengiant paraiškas. O jeigu kiltų klausimų, rašykite mums elektroniniu paštu. Ačiū labai, Rasa, už puikiai sudėliotus akcentus, ką atsiminti, ko nepamiršti, pildant akreditacijų paraiškas. Ir mūsų pranešimai jau visi, tai dabar laikas būtų jūsų klausimams. Suprantam, kad informacijos daug, bet gal kažkokių tai kažkas beklausant kilo, kažkokie liko neatsakyti klausimai jūsų. Prašom, Rita. Labadiena, aš norėjau paklausti, jeigu yra numatytos 2 veiklos plane, ar gali būti viena veikla skirta ir mokytojams, ir mokiniams, o kita veikla tik tai mokytojams? Taip,
Galima. Toj pačioj paraiškoje gali būti ir mokiniai, ir mokytojai. Ačiū. Prašau. Tada Toma kelia ranką. Taip, laba diena. Sveiki. Norėjau paklausti, iš tikrųjų paraiška mūsų jau yra užpildyta, tik dar nepateikę ir dabar toks klausimas kilo, ar į numatytą tikslų įgyvenimo laikotarpį galima įtraukti 24 metus, kada tie 24 metai yra, numatę, kad tai bus pirminis vertinimas būtent Erasmus plano, visos akreditacijos, apklausos, mokytojų, bendruomenės narių, ką mums tai duotų ir panašiai, ar geriau nerašyti tų 24, kadangi vertinimas vis tiek bus tik tai sausio mėnesį kitais metais, taip suprantu, pateiktas. Tai jeigu jūs turit kažkokius tai jau numatę, kas 24-ais vyks? Vyksta jau kaip ir šiuo metu mes tą darome. Jo. Nu, tai galite tai aprašyti. Neatrodys, kad ta prasme, nereikalingi gal tie metai, kadangi vis tik akreditacija nuo 25 gausis. Ar geriau pakeisti, kol dar galima? Aš galbūt galiu pasitikslinti jūsų klausimą, nes labai įdomu tiesiog, kokias jūs kur sakote veiklas ar ne, dėl to, kad ir ką aš savo pranešime, kai skaičiau, jeigu jūs ketinate dar tik tirti savo tikslinių grupių poreikius, tai būtų geriau, jeigu jau tai būtumėte padarę iki paraiškos pateikimo. Jeigu aš gerai išgirdau, ką jūs sakėte, ar ne? Tam, kad pagrįstumėte poreikį kelti būtent tokius tikslus, kokius jūs keliate savo paraiškoje, tai tikrai būtų geriau, jeigu tas ar pokalbis, ar apklausas, ką jūs betaikytumėte, jeigu tai jau būtumėte padarę iki paraiškos pateikimo ir duomenis apibendrintumėte savo pateikdami paraišką. Nes tikrai dar 24 metais iki metų pabaigos vyks vertinimas ir kažkokių mobilumų net ir negalės prasidėti, nes... Taip, viskas, iš tikrųjų, tai visa tai jau yra ir atlikta, tos visos diskusijos, viskas mes esam iškalbėję, įsigryninę, tokiu atveju ir atsirado tie visų mūsų tikslai, kuriuos mes ir užsipildėme. O sakykit, 28 metai, taip suprantu, kad galima įsitraukti ir tada tiesiog nurodyti, kad akreditacijos laikotarpis yra tada 4 metai. Taip, ar ne? Galima. Supratau. Ir dar tada toks paprastas klausimėlis, kur reikia nurodyti, aprašome savo vykdomas programas ir patirtis, kiek gyvuoja laiko mokykla, aš taip suprantu, bendrojo ugdymo srityje, kiek mes dirbame. Taip. Tai ir viskas būtų. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Jolita, prašome. Labą dieną. Norėjau pasiklausti, aš ten prieš registracijos rašiau irgi klausimėlį. Mūsų gimnazijos strateginis planas baigs galioti gruodžio 31 dieną. Kol kas mes juo vadovaujamės, turim griaučius jau to kito plano, kuris bus gal keliem metam, bet prisekti jo kaip dokumento kol kas kaip ir negalim, nes savivaldybė tvirtins tik tai gruodžio mėnesį. Kaip elgtis šitoj situacijai? Tai nėra privaloma prisekti to dokumento, tai jeigu jis yra dar tik ruošiamas, tik rengiamas, kaip sakot, jūs yra griaučiai, bet tais griaučiais jūs galite jau matyti remtis, rengdami tą Erasmus planą, tai to ir pakanka. Tai svarbiausia planą prisekti, o jeigu strateginio neprikabinsim, sakykime, arba, tik tiek, kiek... Nėra privaloma apskritai prisekti tuos strateginius dokumentus, čia tik tuo atveju, jeigu jūs norite savo paraišką, tarkim, pastiprinti, nežinau, jeigu norite parodyti vertintojui, kuo jūs remiatės ar ne, kad remiatės tuo ateities strateginiu planu nuo 25 metų ir panašiai. Nes mes rašom, kad tam plane, kuris bus nuo 25 metų sausio 1, kad tęsiasi to ankstesnio plano, kai kurie tikslai, ir mes juos tobulinam, stiprinam. Tai tą ankstesnį planą tada mums dar prikabinti, kad matytųsi, ar nieko nebekabinti? Čia, sakau, priklauso nuo to, kaip jūs tą informaciją pateiksite paraiškoj. Prikabinti vien dėl to, kad prikabinti, tai tikrai nereikia. Ne, mes rašom, kad nes turėjom 3 mobilumų projektus ir dar, kaip sakyt, norime akreditaciją pretenduoti. Tai tiesiog, kadangi viskas buvo susijęs su šituo strateginiu planu, tai mes rašom, kad mes turim to plano tęstinumą, nėra kažkoks visiškai naujas, tik tai pasipildo kai kurios dalys. Tai taip, tai tada galite prikabinti. Gerai, ačiū.
Ačiū. Ačiū. Dar kažkokių klausimų gal yra? Sveiki, aš norėjau dar tokį klausimą. Tokiu buvau prisirašęs, daug ten buvo dar paraiškoje pildyme toksai klausimas. Dalyvių mokami įnašai. Aš nežinau, man užkliuvo tas dalyvių mokami įnašai, ten bus, reiškia, galima paprašyti dalyvių mokėti tam tikrą įnašą. Tai ar čia, kada čia yra prašoma tų įnašų, gali būti dalyvė? Ten yra pildymo dalyvė, nu dabar aš nebeatsimenu konkrečiai kurioje. Čia turbūt, aš nežinau, aš negalėčiau pateikti praktinio pavyzdžio, nes tokių iki šiol mes neturėjome, kad dalyviai turėtų mokėti įnašą. Galiu, gal nežinau, mane papildys vėliau kolegos, bet čia gal tais atvejais, kai bus prašoma prisidėti dalyvių, nežinau, savo asmeninėmis lėšomis prie tam tikrų projekto veiklų, ar ne? Tik tai tada, jeigu bus prašoma tokių dalykų, tai tada kaip reikėtų pagalvoti apie tai, kaip organizacija užtikrins, kad tokių įnašų prašymas nesukeltų kliučių, galimybių jo kitiem dalyviams taip pat įsitraukti. Jo, tai taip galėčiau, žinokit, aptakiai labai atsakyti į jūsų klausimą. Gerai, ir dar norėjau klausimą dėl lingvistinė pagalba. Ten, pavyzdžiui, ar galima planuoti lėšas, tarkim, žmogus, turi problemų su anglų kalba, ne? Mes turim laiko pasiruošti. Aš, pavyzdžiui, pati kaip anglų kalbos mokytoja, ar galiu, pavyzdžiui, vesti mokymus būsimiems mobilumo dalyviams, nes aš žinau, aš esu dirbus taip savanoriškais pagrindais, ar aš, pavyzdžiui, galėčiau vesti, tarkim, išsėmus ten individualią veiklą su švietimo centru kažkaip kooperuojantis, ar aš galiu, pavyzdžiui, prašyti taip pat lėšų, kad, pavyzdžiui, aš dar iš tų lėšų būčiau kaip ir naudos gavėjas, kad, tarkim, aš mokau savo dalyvius. Šios paraiškos, K120 paraiškos atveju, tai dar nėra aktualu, nes jūs kol kas neprašysite jo jokių. Bet čia ateityje, tai turbūt, jeigu dirbate pagal individualios veiklos pažymėjimą, tai sakyčiau, kad gali tai būti. Jeigu toks poreikis, pavyzdžiui, kiltų, būtų galima planuoti. Dalyviai tai tikrai gali. Kaip pasiruošimas vyksta, kad žmonės savarankiškai suinteresuoti, jie mokysis, tarkim, kalbos, ar ne? Yra visokių ten būdų ir ten kursuok LT, jie gali tiesiog iš tikrųjų patys rengtis, ar ne, savarankiškas pasirengimas būti. Ir dar klausimas apie dalyvių skaičių. Žinokit, aš nežinau, pradėjau pildyti ir dabar mečiau, ar procentais kažkaip pamatuoti. Pavyzdžiui, mano projektas orientuotas į klasių auklėtojus, tas bendruomeniškumo stiprinimą ir geros savijautos, tą team buildingą. Ir kaip dabar pamatuoti skaičių, pavyzdžiui, pirmais metais, jeigu, tarkim, pas mus yra, pavyzdžiui, 14 klasės vadovų. Kaip man logiškai padalinti, kiek aš pirmais metais galiu tų žmonių įtraukti, ar neįsivaizduoju, sustojau ties šituo, kad nebūtų ten pusė, aš negaliu, tai jeigu, pavyzdžiui, tarkim, Jūs turite įsivertinti, žinokit, įsivertinti savo mokyklos, savo institucijos situaciją, atsižvelgti į tai, kiek, tarkim, ar ne, kiek jūs dalyvių galite kažkur išsiųsti. Nebūtinai tikrai visus klasių auklėtojus, ta prasme, žinot, irgi kokias jūs ten veiklas planuojat, ką jie ten, ar į kursuose kažkokiuose dalyvaus, ar dar pastebėjome, gal vyks, tarkim, mokyti, ar ne, į užsienio mokyklą. Tai reikia labai įvertinti jūsų mokyklos, kaip pasakyti, visą kontekstą. Ir pavadavimas, pavyzdžiui. Taip, kad nenutrūktų ugdymo procesas, kad viskas vyktų sklandžiai toliau. Tiesiog kažkaip reikia įsivertinti. Ir aprašyti. Ir aprašyti tą, kaip jūs tą įsivertinot ir kodėl tiek, o ne daugiau ar mažiau. Taip. O esate anksčiau gyvendinę mobilumo projektų? Tikrai ir dabar vieną teikiu ataskaitą, dabar mūsų Tubelio progimnazija, rengiam spalio 30 baigėsi, jau pateikiu ataskaitą, žodžiu, mes trumpalaikį turėjom K1-2 ir važiavom mokytis. Tai jau turite patirties. Patirties turite, galite ją remtis kažkiek, taip pažiūrėti, kaip dėliojasi.
Gerai, ačiū labai. Ačiū Jums. Dar kažkokių klausimų gal yra? Niekas nieko nenori paklausti? Atsiprašau, dar nežinau, gal mano klausimas nuskambės kvailus, bet gal čia nėra kvailų. Nieko, viskas gerai. Tai aš dar buvau girdėjusi, iš tikrųjų, kas akreditaciją rašė, sakykit, ar, pavyzdžiui, tarkim, sėkmės atveju mes dabar jokių lėšų negaunam. Tiesiog mes perinam tą tinkamumo kriterijus, ar ne? Taip, jūs pereinat visą vertinimo procesą ir, kaip Reda minėjo, vasario pradžioj gaunate žinią, ar jūs akredituoti ar neakredituoti. Jeigu jūs akredituoti, vasario pabaigoje teikiate paraišką K121 kodu, su K121 kodu jau finansavimui, kurioje jūs nurodote tikslų mobilumų skaičių, kiek jūs planuotumėte išleisti to projekto rėmose, kiek jūs planuotumėte išleisti dalyvių į mobilumo veiklas. Mes įsibrėžiam, tarkim, aš kaip pavyzdžiui, 5 metams, ar ne, dabar, prašom, reiškia, mes turim pasiskaičiuoti, kiek mobilumų mes planuosim tam visam laikotarpiui. Ar taip aš supratau? Dabar jo, jūs šitoj paraiškoj taip, jūs ir nurodysit vienais metais tiek, kitais metais tiek, kitais metais tiek. Bet kai teiksit K121 paraišką, jūs jau teiksite paraišką 15 mėnesių. Taip. Vat būtent tiems pirmiems metams 15 mėnesių. Ir ten irgi taip pat nurodysit skaičius, mobilumų skaičius. Tai čia viskas aišku šitas. Ir tada jau kiek mes pasiskaičiuojam, žodžiu, jau tada konkrečias veiklas, šalis, kur mes ką susirandam ir tada tie pinigėliai, kaip ir visuose projektuose, aišku. Taip. Ačiū. Taip. Dar kažkas tai gal nori kažką paklausti? Tai matyt, kad visiems viskas aišku. Tai ačiū labai, kad dalyvavote. Ačiū Jums už Jūsų laiką. Ačiū, kad klausėte ir klausėte. Linkime sėkmės pildant paraiškas. Na, o jeigu dabar nedrįstat klausti, tai gali tikrai visada ir parašyti, ir paskambinti mums. Tai dėkojame Jums.